mūsų mokytoja Simona Smirnova. Ir dabar mes šiuo ypatingu kūriniu džiaugiamės visi, ne visos mokyklos turi mokyklos himną. Pradedame paskutinės šeimų dienos programą. Ja pradės mūsų mokyklą baigiantis abiturientai, 10-okai. Tradicinis mokyklos raktų perdavimas. Raktus perima 9-okai. Mes duodam jums mokyklos raktą. Su šiuo dideliu raktu ateina ir didelė atsakomybė jums. Geriausiai lankyti mokyklą, geriausiai elgtis pamokų metu, nenaudoti telefonų, daryti namų darbus ir būti visokeriopą paramą mokytojams ir būti ateinančią šaunę abiturientų kartą. Ačiū labai. Vaikų pasirodymai. Pradedame programą. Pasirodo pipirų ratelis.
atsiprašau, pristačiau klases, bet nepaminėjau, kad Pipirų ratelio vadovė Dana Vainauskienė, Lopšelio darželio mokytojos Sofija Šležaitė ir Monika Šermukšnytė, bei jų pagalbininkės Gabriela ir Izabela Zelenčiuk. Pasirodo pirma, antra klasės. Pirma tik tai atskirai. Mokytoja Giedrė Dabrovolskienė. Letutė mylausia. Tonelė skaniausia. Saulutė šviesiausia. Tėvynė brangiausia. Motutė mylėsiu. Tonelė auginsiu. Ačiū labai. Pasirodo antra klasė. Mokytoja Liuda Žiauglienė. Labą dieną. Mes antra klasė. Mes esam lietuviškos paukščiai. Aš Genys, Sniegiena, aš Zylė. Aš Gandla. Ir mes padainuosim dainelę Žvirbliai, žvirbliai. Žvirbliai, žvirbliai. Pasirodo trečia A ir trečia B klasės mokytojos Orinta Karybatienė, Renata Vasikienė ir jų šaunus pagalbininkas Mantvydas Banevičius. Aš
esu Gintaras Paulius Aukskas. Aš esu Vilnius, jį įkūrė kunigaikštis Gediminas. Aš esu Valova, geltona, žalia, raudona. Aš esu Tūkstančio kryžių ant aukšto kalno, kur meldžiasi žmonės. Sveiki, aš esu lietuvių kalba, pati gražiausia ir su mano močiute aš kalbu lietuviškai. Aš esu baltas gandras. Aš esu raitelis ir joju ant žirgo. Aš esu šokėjelė, kai šokė net žiemą daugą. Aš esu žalia rūta įpinta į lietuvių mergaitės plaukus. Aš esu baravykas miškų karalijos. Aš esu juoda dona, pati kvėpniausia pasaulyje. Aš esu geležinis vilkas. Mano užaugimas skamba visame pasaulyje. Labai ačiū. Valio. Toliau pasirodo 4.-5. klasė mokytoja Ramunė Kyga. Ateikit. Aš esu ąžuolas. Aš esu beržas. Aš esu grynas. Aš esu lapas. Aš esu ežiukas. Aš esu zuikis. Aš esu paukščių nemelė. Aš esu vilkas. Einame saugokime Lietuvos mišką. Pasirodo 5.-6. klasė mokytoja Jolita Kazickaitė. Kol vaikai renkasi, aš prašysiu, kad auditorija, žiūrovai atspėtų mūsų šios dienos programos temą. Čia kaip iš trečiokų pasirodymo, iš visų detalių sudėkit mūsų programos temą. Vaikai. Mes esam Lietuvos maistas. Kepinai receptas. Kiaušiniai, sviestas, vietiena, miltai, druska, mėsa, svogūnai, druska. Žagarėliai receptas. Sviestas, kiaušiniai, miltai, aliejus, cukrus. Valgom kaštą. Cepelinai, receptas. Bulves, svogūnai, druska, eteriai, mėsa ir skrydyčiai. Valgomas sorbetai. Šiokius receptas. Kiaušiniai, miltai, sviestas, grietinėlė, cukras. Tinginis receptas. Sausainai, kondensuotas pienas, sviestas ir duona. Šalčiai receptas. Kefyras, svogūnai, valgoma šalta ir sriubos. Ricardo Laitis. Kagėlis receptas. Žonginių, pieno, druska, miltų, sviesto. Valgoma šaltas ir pienas. Skanus! Kas nespėjo užsirašyti receptų, įdėsim į svetainę.
Dabar pasirodo 7 klasė mokytoja Auksijausaitė. Svajonių komanda. Aš esu vieno geriausių Lietuvos futbolininkas, aš žaidžiu puolėjas. Aš irgi žaidžiu su Vilnu Šarkui ir aš irgi buvęs treneris. Dar vienas faktas buvo, aš žaidžiau su New England Revolution nuo 2009–2010. Koks mano vardas? Ar žinot, kas nors koks jo vardas, koks šiandien yra sportininkas? Kas gali spėti? Taigi gerai, ištekėjai. Kas? Aš gimiau Kaune, Lietuvoje. Tinklinė Italijoje pradėjau žaisti 2003 metais ir dar vis žaidžiu. Kai man buvo 13 metų, aš įsikrausčiau į Italiją ir įgijau pilietybę. Aš debiučiavau nacionalinėje Italijoje komandoje. Mano padėtis tinklinėje yra išorinė smogikė. Koks mano vardas? Kas žino, koks jos vardas? Indrė Kurakaitė. Aš esu sportininkė Lietuvos uždarų patalpų bėgike. Aš sportuoti pradėjau nuo 2002 metų. Aš dalyvavau Pekinio olimpinėse žaidynėse. Aš dalyvavau pasaulio čempionate su 2 amerikietėms, 2 rusėms ir 1 anglė. Aš užėmiau 5. vietą. Jau baigiau savo karjerą. Ar žinote, koks mano vardas? Valančiūnas. Sabonis. Tai yra bėgikė. A runner. Usain Bolt. Aš buvau 3 NBA komandose, aš esu 7 pedagogas. Koks mano vardas? Sabonis. Sabonis. Jason Tatum. Valančiūnas. Taip. Jo. Aš turiu 4 vaikus ir aš profesionalas krepšininkas. Aš esu iš Kūdų kultūros kampas ir aš buvau gimęs šeštadienį. Koks mano vardas? Sabonis. Jo. See? Ačiū svajonių komandai. Toliau pasirodo 8 klasė mokytoja Radvilė Blažaitytė. Mes esame Čiurlionis. Čiurlionis žymiausias Lietuvos dailininkas. Jis sukūręs daug nuostabaus grožio paveikslų. Jo kūriniuose galima atrasti save ir daug skirtingų dalykų. Aš esu pasaulio sukūrimas. Čia vaizduojamos gėlės, kurios simbolizuoja gamtą ir augimą. Aš esu ramybė, aš įsivaizduoju daug skirtingų dalykų, nagau visam strasui ramybę. Aš esu jūros sonyta. Žemė nutapyta auringa jūra. Man labai patinka jūra. Aš esu paveikslės bičiulystė, dainuosi draugystės šviesa su vaikais mokykloje, praeiviais gatvėje ir parke. Aš esu karalių pasaka su pasididžiavimu stebu spindinčia lietuviško kaimo sodyba, kokiose gyvena mūsų seneliai Lietuvoje. Aš esu angelo preliudas, nuo aukšto kalno stebiu pasaulį ir vieną dieną tikiuosi jį visą pamatyti. Ačiū.
pasirodo 9 klasė. 9 klasės lietuvių kalbos mokytoja Lina Šiškienė, istorijos mokytojas Šarūnas Krukonis. Mes esame kalba. Keli faktai apie lietuvių kalbą. Ar žinojote, kad lietuvių kalba yra archaiškiausia pasaulyje kalba, panašiai į sanskritą? Ar jūs žinote, kad yra 5 pagrindinės tarmės ir daugiau nei 120 potarmių? Gimtųjų žodžių žibintas, archyvas kalboje. Sakausi man kaip žibintas pasaulio tamsoje. Kas moka, kol yra atvejas, visur ir visada. Kaip manote, apie ką šis eilėraštis ir kas jį parašė? Mokykitės lietuvių kalbos. Tai vertybė, kurią turime išsaugoti. Pakartok klausimą, Kajau. Kaip manote, apie ką šis eilėraštis ir kas jį parašė? Taip. Ir vadinasi gimtoji kalba. Galiausiai pasirodo mūsų abiturientai 10 klasė. Aš turiu savo Lietuvos televizijos programą, aš rašau receptų knygų ir mano pavardė yra Nikose. Aš esu vienas žymiausių Lietuvos dailininkų ir kompozitorių. Aš gimiau Druskininkuose, bet gyvenau Vilniuje ir Varšuvoje. Aš tapiau paveikslą Zodiako ženklai. Kas aš? Aš gimiau miške, bet dabar gyvenu Telišky su mano šeima. Man patinka istorija Česarnė draugystė. Aš esu dalyvavusi NATO, Europos parlamente ir Kongreso biblioteka. Pagal mano pirmą knygą Karpil debesį buvo sukurtas filmas Asses in the Snow. Kas aš esu? Aš buvau Lietuvos atstovas. Aš studijavau Lenkijoje universitete ir tapau gydytoju ir aš parašiau tautinę giesmę, kuri dabar yra Lietuvos himnas. Kodėl tava? Aš buvau kunigaikštis, aš pastačiau pilį, aš turėjau sapną apie vilką. Gediminas. Aš turiu YouTube kanalą, aš dalyvavau jėgos kelnavimo konkursų ir aš esu Lietuvos stipriausias žmogus. Savickas. Aš buvau Lietuvos prezidentas, mano žmonos vardas yra Alma ir aš gyvenu Amerikoje ir Lietuvoje. Valdas Adamkus. O dabar pasirodo, ačiū 10-okams, ačiū abiturientams, o dabar pasirodys mokyklos šokių grupė Samburėlis, vadovė Eglė Šležienė, ji taip pat yra mūsų šokių mokytoja. Pasidžiaugim. Labą dieną. Tik tai prieš pasirodant vaikams norėjau priminti, kad ir kitais metais bus Samburėlio grupė, tai jeigu kas nors dar nori prisijungti. Kitą rudenį vėl pradėsime repetuoti, o po 2 metų važiuosime į Čikagą. Jeigu kas nori važiuoti į Čikagą, tai prašau prisijunkite. Ir šiandieną mes pašoksime 2 šokius ir Samburėlio šokėjams padės Amelija ir Sofija. Tiku-taku laikrodėliu, strėlės skuba rateliu. Ankstų rytą atsikėlęs, tiek dar galiu aš turiu. Ankstų rytą atsikėlęs, tiek dar galiu aš turiu. Tiku-taku noriu spėti, su saulyte pakalbėt. Noriu mamai, noriu tėčiui gero ryto
su žirgeliais ir drugiais. Mano laikas tarsi vėjas skrieja greitai ir smagiai. Mano laikas tarsi vėjas skrieja greitai ir smagiai. Ačiū Samburėliui ir 10-okų. Ačiū ir mokytojai Eglei, ir Samburėliui, ir visiems pagalbininkams. Ir aš tikiuosi, kad šis paskutinis šokis įkvėps mūsų abiturientus kitais metais tapti mokyklos pagalbininkais. Ar ne? Būsim? Būsim. O dabar paprašysiu visų vaikų prisijungti prie savo tėvelių ir į priekį pakviesiu visus mokytojus ir pagalbininkus. Mokytojų komanda, gerbėmieji, noriu visom mokytojams, visiems mokytojams, visiems pagalbininkam nuoširdžiausiai padėkoti už dar vienus metus ir noriu dabar kiekvieną vardu pavadinti Daną Vainauskienę ir paplojam visiems. Pipirų ratelio mokytoja Dana Vainauskienė, Lopšelis darželis, Dana Vainauskienė Gelytės, Lopšelis darželis, Sofija Šležas ir Monika Šermukšnis. Pagalbininkai Izabela Zelenčiuk, Gabrielė Zelenčiuk. Plojam, o mes nenustojam plot. Pirma klasė, Giedrė Dabrovolskienė. Jej. Antra klasė, Liuda Žiaugra. Trečia A, trečia B, Orinta Kalibatas. Trečia A, trečia B, Renata Bazikas. Taipogi pagalbininkas Mantvidas. Ketvirta, penkta klasė, Ramunė Kygan. Penkta, šešta klasė, Jolita Kazickaitė. Septinta klasė, Auksė Usaitė. Aštunta klasė, Radvilė iš Lietuvos.
90 Lina Šiškienė ir Šarūnas Krukonis. Taipogi suaugusių klasė Eglė Šležas. Gerai, aš dabar perdodu mikrofoną Gailai ir pranešim apie kitus linksmus dalykus. Kaip visada, mes turim apdovanoti ne tik mūsų abiturientus, bet ir tuos jaunus žmonės, kurie sėkmingai baigė mūsų mokyklą ir sugrįžo dirbti mokytojais ir pagalbininkais. Tai šiais metais mes turime 2 vardines stipendijas pagerbti mūsų dėja jau iškeliavusias ilgametes mokytojas. Žinokit, jos dirbo mūsų mokykloje daugiau negu 40 metų. Tai yra mokytojos Aldona Dabrilienė ir Liuda Senutienė. Jų vardinės stipendijos. Liudos Senutienės vardinė $400 stipendija skiriama Monikai Šermukšnis, kurie sėkmingai lankė ir baigė mūsų mokyklą, dirbo pagalbininkę ir mokytoją. Ir turi Seal by Literacy, taip. Aldonos Dabrilienės vardo $400 stipendija skiriama Lopšelio darželio mokytojai, kuri dirba mokytoje jau 2 metus. Sofija Šležas taip pat turi Seal by Literacy, B lygis, tai reiškia Seal by Literacy with distinction. Ir prancūzų kalbos dar turi Seal by Literacy. Matot? Poliglotė. Valio, Sofija. Dalinės Aldonos Dabrilienės ir Liudos Senutienės stipendijos skiriamos dar 2 jaunom merginom, kurios dirbo 2 metus pagalbininkėmis. Tai yra Izabela Zelenčiuk ir Gabriela Zelenčiuk. Ačiū jums labai. Kadangi jau sveikinimai ritasi, tai kaip ir kasmet kviečiame į sceną 2 mokinius, kurie šiais metais dalyvavo piešinių rašinių konkurse. Daugiau dalyvavo, ne tik šie 2. Bet Gustė Dabrovolskaitė, 8 klasės mokinė, laimėjo 1 vietą. Amerikos mastu. Gustė, prašom į priekį atsiimti savo pažymėjimo. Sveikinam. Ir 2 klasės mokinys Leonas Philips piešinių konkurse laimėjo paskatinamąją premiją. Jonai, į priekį. Be šitų 2 mokinių konkursą dalyvavo ir nuotolinės mokyklos mokiniai. Ir turiu pasidžiaugti, kad iš vienos šeimos net 3 vaikai, Violet, Ivy ir Andrius Liaukai, laimėjo visas 3 pagrindinės premijas savo amžiaus grupiai rašinių konkurse. Piešinių konkurse nuotolinis mokinys gyvenantis kaip Kodė, Emilis Jankauskas, laimėjo 2 vietą savo amžiaus grupėje taip pat. Jiems pažymėjimai ir prizai bus išsiųsti paštu. Ačiū jums labai. Klausykit, dar labai greitai, kol visus sveikinam, noriu dar
be mokytojų ir komandos padėkoti koordinatoriai dar kartą, Jūratei. Ačiū labai. Ir taipogi labai svarbus žmogus, kuris visą laiką už kadro, tai yra mūsų fotografas Gintaras. Jeigu jam galima gėlytę irgi nunešti. Ačiū labai už nuostabius akimirkas, bet prisiminiau. Taipogi dėkojam išdininkai Kristinai, tačiau jos šiandien gaila nėra. Mes jai nuotolinę gėlytę nusiųsim internetu. Ačiū labai. Paplojam Kristinai irgi. Dar kartą sveikinu visus, užbaigus dar vienus mokslo metus, ypatingai mokinius. Dar vieni 75 mokslo metai Bostono lituanistiniai mokyklai ir 24 metai mūsų mokytojai, mūsų direktoriai. Miela Gaila, visų mokytojų, visų mokinių ir tėvų vardu mes sveikiname ir dėkojame tau už tavo darbą, už tavo energiją. Tavo indėlis mokyklai yra neįkainuojamas. Mes dėkingi už tavo visą įnašą ir mes dėkingi už tai, kad tu prisilietei prie kiekvieno asmeniškai, ne tik mokytojo tėvelio, bet ypatingai vaikų, mūsų mokinių. Mes dar kartą sveikinam tave ir linkime tau neišblėstančios energijos, ateities kūrybiniuose darbuose ir sėkmės. Ir 3 kartus ačiū, ačiū, ačiū. Tuo pačiu... Ir tuo pačiu gavom sveikinimą iš JAV švietimo tarybos. Tai aš tik tai greitai perskaitysiu šią progą. Lituanistinio švietimo sėkmė priklauso pasiaukojančiai dirbančių mokytojų. Tai jų meilė ir suteiktos žinios padeda išeivijos jaunimui suvokti savo lietuvišką tapatybę. JAV švietimo tarybos vardu dėkojame Jums už ilgametį, nuoširdų pedagoginį darbą ir profesionalią vadybinę veiklą, nuolatinį naujų galimybių ir idėjų ieškojimą bei bendruomenės telkimą. Linkime, kad ateityje Jūs lydėtų kūrybinga ir prasminga veikla bei artimų žmonių meilė bei palaikymas. JAV švietimo tarybos pirmininkė Auksė Moka. Labadiena visiems. Šiandieną taip gera čia būti ir taip gera matyti, kiek yra susirinkusiųjų, kad tiesiog kyla noras vėl grįžti atgal į lituanistinę mokyklą. Šiandieną mes turime sveikinimus ir šiandieną turime didžiulę padėką mielai mokytojai, direktoriai, kuri vadovavo šiai mokyklai 4 amžius ir buvo kaip pažyba, kaip šviesulys mums visiems. Mes turime sveikinimą, kurį norėčiau dabar perskaityti. Gerbiama Gailutė Urbonaitė Narkevičienė. Širdinga padėka už Jūsų ypatingą meilę gimtajai lietuvių kalbai, už kantrybę, šilumą ir širdį, kurią per 4 amžiaus atidavėte Bostono lituanistinės mokyklos mokiniams ir mokyklos bendruomeniai. Jūsų spinduliuojanti asmenybė ir neišsenkanti energija, su kuria pasitikdavote ir mažą, ir didelį, įsiminė kiekvienam, įžengusiam į lietuvybės pasaulį. Jūs esate mūsų pasididžiavimas, jūs esate mokytoja iš didžiosios raidės. Nuoširdžiai dėkojame už nenuilstantį ir rūpestingą Lietuvos istorijos, tradicijų ir paveldo išlaikymą bei puoselėjimą. Linkime ir toliau išlikti įkvepiančių, garbingo ir prasmingo gyvenimo kelio pavyzdžių mūsų jaunai kartai. Toliau yra citata. Mes auginame ne kalbininkus,
puikiai mokančius lietuvių kalbos morfologiją, sintaksę ir fonetiką, bet ugdome pasaulio lietuvį, lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros puoselėtoją. Skliausteliuose 2017 metų birželio 15 dienos laikraščio Draugas straipsnis Bostono lituanistinės mokyklos nuskambėjo paskutinis skambutis. Autorius Augustas Saniuta. Pasirašo generalinis konsulas, ambasadorius Vaclavas Šalkauskas 2024 metų gegužės 10 diena, Niujorkas generalinis konsulatas. Mes prisijungėme prie padėkos ir sveikinimo ir sveikinam ir nuoširdžiai dėkojame už tokį didelį, ilgą, įrėžtą rėžį į mokslo istoriją. Ačiū labai. Ačiū visiems už sveikinimus ir linkėjimus. Labai stengiuosi neverkti. Labai paprastai manimi neatsikratysit. Aš tebelieku Bostono lituanistinės mokyklos direktorių valdybos nare ir, kaip jau minėjau, tvarkysiu nuotolinę dar garsiau. Tvarkysiu nuotolinės mokyklos reikalus ir aš tikiuosi, kad dalinsiuos patirtimi ir sukauptą medžiagą ir su ateities mokytojais ir, žinoma, su savo įpėdininke Ramune Kygan. Ačiū Jums labai ir, žinot, kaip aš mokytojams sakiau, paskambinsiu, patikrinsiu pulsą. O mes sveikinimus toliau tęsiam. Estera, prašom. Paplojam. Labą dieną visiems. Aš prisidedu prie visų sveikinimų ir labai trumpai, kaip kiekvienais metais, Bostono lietuvių federalinė kredito unija sveikina visus, Bostono lietuvių bendruomenė sveikina visus ir mokytojus, moksleivius, tėvelius ypatingai ir, žinoma, paskutinę abiturientų klasę ir linki tolimesnių gerų mokslo metų ateityje. O kaip visada, taupos kolektyvas ir visa taupa sveikina dar kartą ir Gailutę ir linkim tolimesnės geros kloties ir visgi neišeiti, nepalikti lituanistinės mokyklos, nors ir prie kompiuterio, bet taupa palaiko, labai smarkiai palaiko lituanistinę mokyklą, pažiūrėkit, net aprangą pritaikė žalią. Tai dabar noriu Ramunę pakviesti kaip būsimą direktorę ir įteikti $8 čekį, palaikymo čekį, 800, atsiprašau, $800 čekį, tai užlip čia mes paskui nesvedaržasim. O čia tikras čekis mokė, rodau, kad yra tikras. Ir tuo pačiu dar noriu pasakyti, kad taupa sveikina abiturientus atidarydama taupoje sąskaitas su $50 ir Bostono bendruomenė $25 tiems abiturientams, kurie atsidaro sąskaitas. Taip, kad tėveliai, kurie dar neatsiuntėm prašymo į taupą, prašau atsiųskite, mes išsiųsim anketas ir atidarysime moksleiviams sąskaitas. Antras smagus pranešimas, kad jau 2 metai taupa įsteigė studentų stipendiją. Tai aktyvus taupos moksleiviai bus suteikiamos mokslo pagalbai stipendijos ir prašymai bus pildomi
tuoj pat, tikriausiai galima jau rašyti taupą asmeniškai arba pažiūrėti mūsų taupos tinklalapyje. Tai laukiam jūsų visų ir geros vasaros, gerų atostogų. Ačiū, Esterai. Ačiū labai, Estera. Klausykite, ir dar vieną, gaila nepabėg nuo scenos, dar turim vieną nedidelę dovaną nuo mokyklos direktorių tarybos. Vienas iš darbų, ką mes darom, tai prižiūrim, ar Gaila gerai daro savo darbą. Ir ką mes per paskutinius metus pamatėm, kad jinai turi tiek daug darbo, kad jinai net į Lietuvą negali nuvažiuoti, nes vasarą reikia dirbti su visokiais su klasėm, reikia prašyti, kad jūs registruotumėtės ir jinai neturi laiko keliauti. Taigi, Gaila, prašom, nuo direktorių valdybos ir nuo visos mokyklos dovanojam Gailai didelę padėką ir tai yra kelionė į Lietuvą. Vienas bilietas į Lietuvą. Gaila, čia. Taip, kad tikėkimės šiais metais Gaila galės nuskristi į Lietuvą ir pailsėti. Taipogi, prieš tai, kaip jinai skris į Lietuvą, jai dar vienas surprizas ateis į namus kitą savaitę. Taip, kad laukite, dar vieną dovaną irgi gausit. Okay? Jau žiūrėsim, jau nuspręsim, kai jie atsiras. Dar kartą, ačiū Gaila. Ir dabar prašom visų atsistot, sugiedosim Gailai ilgiausių metų. Gerai, 3, 4. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų, ilgiausių. Ilgiausių metų linkimės. Laimingų metų, laimingų. Laimingų metų, laimingų. 750 metų šitą mokyklą gyvuotų, skristume ne tik į Lietuvą, bet ir į kosmosą. Ačiū Jums labai. Ačiū. Gerai, ir dar labai greitai paskutinės gėlytės Jūratė. Dar kartą norim padėkoti visai šių metų komandai ir turim dar po vieną gėlytę ir nuotrauką prie torto. Kur Jūratė? Jūratė, tavęs laukiam, tau turim dar vieną gėlytę. O mes galim ploti, jau beveik paskutinį kartą šiandien. Taigi, Gaila, Ramunė ir Jūratė. Ačiū už dar vienus metus. Ir taigi, nuo kitų metų Ramunė bus mūsų direktorė ir Regina nori dar žodį pasakyti ir Ramunei. Dar porą žodžių norime tarti ir naujajai direktoriai. Perimant visą mokyklos vardą, mes tikimės, kad mokykla ne tik, kad buvo ir yra stipriausia lituanistinė mokykla visoje išeivijoje, ne tik tai Amerikoje, bet ir viso pasaulio lietuvių išeivijoje. Taip, kad linkime tą vairą laikyti tvirtai ir plaukti tolyn visų greičių. Ačiū labai. Mes nežadėjom prie visų įteikti. Mudvi su Aldona
karts nuo karto pakviestos į mokyklą, čia dalis Gailos nuopelno, jis vis praturtina programą, tai mes tik norėjom jai iš savęs gėlių įteikti. Ačiū, ačiū Gaila. Čia mes dovanojom Dovana nuo 3 klasės. O mes plojam, nesustojam.